Labas rytas, tai prieš parą laiko Samoška įkėlė story. Parodysiu kokį. Tai liko 10 minučių iki video. Sėdam, važiuojam. Taip, tai lobio paieška pagal story. Aišku, jeigu čia bus 100 000 peržiūrų, jau rašo komentarai, labai lauksiu, tai mes galim ir nebūt pirmieji. Tai jeigu ir nespėsim pagauti tą lobio, tai svarbu rytą anksti pradėjom, ne? Mokomės iš klaidų. Mokomės iš klaidų numeris 2. Pagal telefoną rodo, kad liko dar 1 minutėlė. Refreshinam non-stopų, užlaušim kanalą. Iha. Jau jaučiu, kad keliasi, jau informacijos rautos taip eina. Samoška. Samoška idėja, žiūrim. Idėja? Taip. Kon jūs lobė iškotoje, sene besimatėm, sveiki gyvi. Tai žodžiu, einam teisę prie reikalo. Viso Lietuvos teritorijo paslėpiau 10 lobių. Žodžiu, kiekvienam lobio sukūriau po atskirą marškinėlių dizainą, tai yra išvies 50 marškinėlių. Prie mano idealių norų būtų, kad pirmasis radis lobį atvarą pasiem 100 eurų, savai marškinėlius, veina lipdoką ir užsirašo į knygą, kad rada lobį. O tai žmonės, katrai atvažiuosit jau pavėlavien ir neberasit jokių prizų, tai kiekvienam lagaminį bus po vieną lobių knygą. Jūs galėsite tom knygą atsiversti ir tiesiog užsirašyti, kad rado tom lobį ir buvo to veito lobį. Jeigu jau atsiras tokių žmonių, katrai atvažiaus ir pasims visą tiesiog lagaminą ir išvažiaus numiai, tai žinokit, kad jūs esat kaušų kaušas. Tas lobis turi tą vertam kietą posį, kito pusė ir nupiešs kažkoks tai statinys, kažkoks tai ežers ir lobis yra paslėpts vieno iš ežero salų. Tame ežere yra apie 20 salų, tai kad nereikėtų plaukioti jums į kiekvieną, galiu pasakyti, kad lobis yra paslėpts tokio salo, katru kažkada stovėjai mažas mauzoliejus, maža bažnytėlė. Tai ką, pilamės benzinolio, kuris čia normalus regula. Ir važiuojam į Trakus. Už 23 minučių turėtume būti vietoje. Teisingai, kai reikia skubėti, tai kažkoks gražuolis velkasi. Ir dar lenkt negalima. Ką, nepraėjo nei 1,5 valandos, valanda ir 20 minučių, mes jau esame Trakuose. Dabar einam ieškoti valtelių. Ieškom laivelių, ieškom. Gal katamaraną pasimti? Pats nežinai, paplaukti katamaranus. Tai paklausim, gal jie žino. Nežino. Sveiki, laivėliau vandens ratukais paplaukėt. Kiek kainuoja? Dviračiai 15 eurų valandėlė. O gal jūs žinot, kurioje saloje čia yra važnytėlės, pamatai tokie? Čia lobį ieškai, jo? Ieškom. Čia žmonės tik išplaukė kažkur tenais. Anoj pusėj? Jo. Tai jau čia daug žmonių praklausė? Nu, va tik ką, vieni išplaukė. Matau katamaranas. Plaukė vienas pats. Va ten, blemba, negi tikrai ten. Kaip iki ten plaukti? Visi į tą pusę? Kurie visi plaukia? Į tą salą mums reikia papult. Lobį rasti. Tėčiai, pažiūrėk, katinėlis. Katinėlis? Imk liemenę berniukų. Liemenė vaikas. O, dabar nepaskęs. Gerai, tu lipk, viliukas lipa. Nebijok, juda, aš tave laikau. Mum pasunkintai. Up. Varom. Apsisukam ir varom tiesiai. Lyg žinodami. Bet žiūrėk, jau ten eilė. Bet reikės atsistoti į eilę turbūt, nes ten daug žmonių. Sako, visi lobai ieško. Aš galvoju, kad čia man taip sunku. Gražuolė neirkloja. Eilėj stovit? Ką? Čia? Nieko. Gerai bus. Per valandą. Per valandą laiko. Visi susigaudo. Blemba, čia reiks basom šokt. O
Gal mes galim per juos. Aišku, taip ir bus. Jie apie tai nekalbėjo. Gaudy. O. Nu, Все, varom. Nėra? Nu, neradot? Ne, dar. Reikia gilyn eit. Atsidilginau 56 kartus jau. Nu, kelintieji būsit. Iš kur atvažiavot? Aha, mes irgi atšokom. Gal anksčiau laiko jau jie čia rado tą lagaminą? matau, Liepos 25. Eina savo. Paulius, Samoš, ne. Padėjai. 9:05 pirmas buvo. O jie. Jau dar net nebuvo paskelbtas. Ką, reikia ir man pasirašyti tada. Nu geras. Kuo jas nusidilginam savo? Ne, nu. Yra lipdukų. Nu ir aišku pasirašysim. Jo, visai šalia pat laiko. Čia aš jau pagal laiką matau, kad dar net video paleistas nebuvo, jau žmonės Kaip fainai. radę buvo. Lipdukiukas. Taip, pasiėmė vieną. Davai vieną pasiėmam. Ar padėk vieną. Būkim draugiški, kad visiems užtekt. Einam. Aš jau vieną paėmiau. Samoškas lipdukas. Jau kitų nebeieškosim, ten jau kiti jau jau. O mūsų laivai neišplaukia? Ne, aš jį prikabinau. A, tai gerai, nes... Iha. Sugaišom valandą ir 30 minučių nuo video paleidimo iki pirmo lagaminėlio radimo. Mes jau buvom gal kokie 10 ir panašu, kad kažkas jau buvo radę tą lagaminėlį dar prieš video. Nes ten buvo ir 9:05 užrašytas laikas. Tai vietiniam labiau pasisekė, negu mums iš Vilniaus atvažiavusiems. Nu, bet pavyko. Iššūkį priėmėm, iššūkį ir įvykdėm. Šaunuoliai mes ir Samoška šaunuolis gerai sugalvoja. Nu ką, dabar neišsigaskit, biškį dugno paliesim. Nieko. Tik lipdukai, žinokit, lygi. Atsitrenksim. O mes šaunuoliai kaip išmanevravom. Gerai, varom. Sėkmės ieškotojai. Nu, čia turbūt vienas iš lengvesnių buvo iššūkių. Dėl to ir lengvai visi surado. Nu ir kaip jums? Samoškas, tu šaunuolis. Viliukai, perduok linkėjimus Samoškai. Nenoriu. Sakyk, Samoška, ačiū tau. Ačiū tau.